Dabar žodį turi mūsų gerbiamas labai ir mielas federacijos vadas, daktaras Petras Kizielis. Svečiai gerbiamieji ekscelencijos, gerbiamieji dvasiškiai ir seselės, brangus Ateitininkų federacijos nariai ir didžiai gerbiamieji mūsų bičiuliai ir svečiai. Linko medžiai palei kelių ir liūdni smūtkeliai. Kritusiųjų vietoje kiti ryžos parnešti laisvę žadėtąją. Kantatos žodžiai neįvykusio Vilniuje 1940 metų Ateitininkų kongreso. Tai moto mūsų šių dienų susibūrimui. Sveiki, mielieji svečiai ir federacijos nariai, suskridę į šį 9-ąjį Ateitininkų kongresą Clevelande. Nesusirinkome vien atnaujinti pažintis, pasikalbėti, pasisvečiuoti. Mes jautėme pareigą jūs sukviesti, o jūs atsakėte į mūsų kvietimą taip gausiu dalyvavimu dėl daug reikšmingesnių mūsų organizacijos tikslų bei uždavinių. Šis kongresas vyksta 50 metų sukakties nuo Palangos konferencijos ženkle. Kiek tai metų gyvuojame nuo paties reikšmingiausiojo Ateitininkų sąskrydžio mūsų organizacijos istorijoje. Tiksliai suformuluoti mūsų ideologiniai principai ir pareigos ir suformuota Trijų sąjungų federacijos struktūra, išlikusios iki šiol nepralemtos kurios kitos lietuvių jaunimo organizacijos, net ir kitų kraštų krikščioniškų jaunimo organizacijų, kuo mes galime nuolankiai didžiuotis. Tačiau šią progą turime atsakyti savo į klausimą. O mes, tos organizacijos tęsėjai, nariai, ar vertai sudarome jos turinį, ar vykdome organizacijos pareigas, ar mes savo gyvenime vykdome jos principus, suvestus į didįjį gyvenimo uždavinį, visą atnaujinti Kristuje. Ar mes gyvename tą pačią dvasią, kaip Palangos Ateitininkų konferencijos dalyviai. Stabtelkime ties Ateitininkų organizacijos dvasinių veidrodžių, meskime gilų žvilgsnį į save. Pripažinkime, kad išdavoje pasaulyje atsiradusios netvarkos dėl Antrojo pasaulinio karo bei įsekusio lokalinio pobūdžio karų ir dėl didesnio įsigalėjimo pasaulyje komunizmo, skleidžiančio kovą ir priespaudą religijai, atsirado dorinis nuosmukis. Vyksta aktyvus nukrikščionėjimo procesas, pažeidžiąs moralės ir bet kokios laisvės principus. Išskyrus komunizmo valdomus kraštus, nėra kovos prieš religiją, bet yra apatija. Kai prieš apatiją yra sunkiau kovoti, negu prieš aktyvius puolimus. Prisipažinkime, kad šiuo metu yra ateitininkai, ne visuomet esame krikščioniškosios pasaulėžiūros gynėjai. Bažnyčios atsinaujinime, po Antro Vatikano susirinkimų, mes turėtume būti vadais, o ar mes esame bent dalyviais? Neaplenkė mūsų ir dorinis sumenkėjimas, pasireiškęs ypatingai Europos ir Amerikos kontinentuose. Ne paskutinėje vietoje savo gyvenimo aplinkoje sutinkame